Meilės ir supratimo erdvė. Natalija Rodina, Dina Ganciuk. Į televizijos studiją įžengė graži, puikiai prižiūrėta, nedidelio ūgio moteris ir nuoširdžiai šypsodamasi pasisveikino su visa filmavimo grupe. Jos paprastas klausimas: kaip sekasi, gerieji žmonės? Nustebino ir kažkodėl net suglumino. Juk ar esame pripratę prie tokio atviro, nuoširdaus ir šilto, nepažįstamojo parodyto susidomėjimo? Televizijos studija – tai milijonų žmonių, kurie ateina į filmavimą, skirtingų energijų centras. Tačiau susitikimas su šia nuostabia, charizmatiška, netradicinė moterimi buvo ypatingas visai televizijos komandai, o man tai buvo mano gyvenimo orientyras. Dabar Natalija Vladimirovna Rodina yra mano mokytoja, mano dvasinė vadovė, mano pažinimo šviesa. Dėkoju kūrėjui, kad jo meilė man, jo rūpestis mano dvasiniu augimu pasireiškė tuo, kad į mano gyvenimą atėjo Natalija Rodina. Kiekvieną naują televizijos laidos su Natalija Vladimirovna įrašą suvokiau ir išgyvenau kaip svarbiausią dienos įvykį. Natalijos šviesos, tyrumo ir meilės energija buvo perduodama ne tik man, bet ir visai filmavimo grupiai. Kartais apie save pranešdavo ir vibracijų bangoms jautri įranga. Prožektoriai staiga imdavo šviesti ryškiau. Po pusvalandžio įrašinėjimo studijoje su Natalija Rodina norėjosi skristi, apkabinti visą pasaulį, pasakyti visiems nepaprastai gražius žodžius. Pažinties su Natalija Vladimirovna metu įrašėme 10 televizijos laidų. Žinoma, visos jos skirtingos, tačiau jas vienija bendra tema – dvasinis žmogaus tobulėjimas. Toks darbas man buvo tarsi parengiamasis man mokytis Natalijos Vladimirovnos asmenybės tobulėjimo centre. Tuo metu dar nesuvokiau. Pozityvi, laiminga, paklausi savo darbe, vis atidėliojau mokymosi pradžią. Nes maniau, turėsiu dar laiko vėliau, kol neišgyvenau ir kitko savo gyvenime, sielvarto, netekus mylimo brolio. Vieną dieną pasaulis nebebuvo mano laimingų pasaulių. Atrodė, kad į gyvenimą žvelgiu iš šalies, o viduje esu tuščia ir atsiskyrusi. Baimė, siaubas, atstumimas, nuovargis, užgesęs žvilgsnis. Tokia atėjau į Natalijos Vladimirovnos atvirą seminarą. Nežinojau, ar ji priims mane mokytis, ar ne. Į asmenybės ugdymo centro mokymus per pažintis su rekomendacijomis ar draugystė nepakliūsi. Čia reikalingas asmeninis pokalbis su Natalija Rodina. Po seminaro, išstovėjusi netrumpoje eilutėje, priėjau prie jos ir paklausiau: padėkite man, aš pasiklydau savo gyvenime ir esu nesava. Žydros, nežemiško švytėjimo Natalijos Vladimirovnos akys pažvelgė giliai į mano sielą. Kelių sekundžių jos tylėjimas man atrodė nepaprastai ilgas. Ji palietė mane švelniai savo ranka ir nusišypsojo, žinodama ir matydama visas mano mintis ir jausmus. Pasakė: gerai, ateikite mokytis. Dabar aš jau 4 lygio mokinė. Aš laiminga, aš linksma, pasikeičiau, pažinau save kaip naują žmogų. Užtikrintai, be baimių, sąmoningai žiūriu į gyvenimą ir pati jį tvarkau. Natalijos Vladimirovnos žinių ir praktikų dėka kyla klausimas, kodėl man tokia situacija, ką aš turėčiau suvokti. Žvelgdama į žmones, kurių gyvenime tiek daug agresijos, pykčio, nereikalingų emocijų, chaoso, minčių, sukeliančių jiems patiems problemas, noriu, kad jie sužinotų, kaip galėtų atkurti savyje laimę, ramybę, harmoniją. Juk šį laimę randasi kiekviename iš mūsų. Mums tereikia išmokti ją išgirsti, pajusti
ir atkurti. Natalija Vladimirovna išmokė mane, kaip tai padaryti. Jei dabar rankose laikote šią knygą, tai neatsitiktinai. Skaitysite apie tai, kas daro įtaką jūsų gyvenimui, kas neleidžia jam tapti geresniam, kaip galėtumėte pasikeisti. Šioje knygoje surinkta tik nedidelė Natalijos Rodino žinių dalis. Ši knyga tai tarsi nedidelis vadovas, jūsų gyvenimo kelrodis pakeliui į naują laimingą, sėkmingą, sveiką ir turtingą žmogų. Aš kaip autorė stengiausi pateikti originalią savo pokalbių televizijos laidose, seminaruose ir asmeniniuose susitikimuose versiją. Tiesiog padariau ją dvasinę globėją, mokytoją, dar artimesnė jums. Jei rankose laikote šią knygą, jau esate laimingas žmogus, patikėkite manimi. Jūs esate pakeliui į savo naują gražų gyvenimą. Sveiki atvykę.